Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis kaip ir kiekvieną šios vasaros penktadienį laida Atostogos kaime. Prie mikrofono Diana Dubatauskienė. Lietuvos istorija paliko vertingų istorijos ir kultūros paveldo objektų. Šalis turtinga savo istorijos ir architektūros paminklais, asmenybėmis bei tradicijomis. Kryželiai ir koplytstulpiai, darnių architektūrinių formų pastatai, senoviniai pylimai ir piliakalniai, kultūros paveldo muziejai – tai tik keletas autentiško pažinimo lobynų. Geriausią krašto istoriją galima pažinti tiesiogiai prie jos prisiliečiant. Tad šiandien atvykome į Šilutės rajoną, Mingės kaime esančią kaimo turizmo sodybą, kuri unikali tuo, kad siūlo savo lankytojams pažintinį turizmą. Kalbiname sodybos šeimininkę Ingą Šarakauskę. Jūsų sodyba įsikūrusi Lietuvos Venecijoje. Kaip pas jūs atvykti? Atplaukti Minijos upe, kur yra vienintelė gatvė jūsų kaime, ar atvažiuoti automobiliu? Galimybės yra ir tokia. Dauguma, žinoma, turistų atvyksta automobiliais ar sausuma. Žinoma, galima tą padaryti ir laivais, bet dažniausiai mūsų kaimą laivais aplanko turistai iš kitos marių pusės, tai yra iš Neringos, o visi kiti iš didžiosios Lietuvos, tai mus pasiekia keliais. Tai va, taip ir išsidavėm, kad mes vis tik atstovaujame mažąją Lietuvą, tai yra unikalus regionas mūsų Lietuvoje. Ir dar unikalus tas rajonas yra tuo, kad pats Mingės kaimas yra Nemuno deltos regioninėme parke, kuris puoselėja gamtos saugojimą, jos pažinimą. Žinoma, labiausiai mes kviestumėm mūsų lankytojus mus pasiekti vandens keliais, kadangi tokia jau situacija yra susiklošiusi, kad vis tik vandens keliai yra žymiai geriau prižiūrimi, nes pats mūsų Mingės kaimo kelias tai yra 5 kilometrai žvyrkelio. Tai yra tuo irgi labai unikalus kaimas. Turistų yra be proto daug, autobusai važinėja kasdieną po 10-12 autobusų atvažiuoja, vairuotojai visi keiksnoja ir niekaip nesupranta, nes daugelis jau kelių miškuose Lietuvoje yra išasfaltuotų, o čia Mingės kaimas, į kurį plūsta didžiulis srautas turistų, yra paliktas taip, kaip paliktas. Kelias yra baisus, taip kad visi prašom plaukit laivais. Kuo unikali jūsų sodyba? Pradėsiu gal nuo 1998 metų, kai mes ją įsigijome. Tai yra, sodyba mūsų yra įsikūrusi 1900 metų mokykloje, kaimo mokykla tai buvo, kuri veikia iki 72 metų ir po to 20 metų jinai stovėjo tuščia, priklausė jinai savivaldybė ją kiek įmanoma prižiūrėjo, bet žinoma, vadinami vietiniai gyventojai pradėjo niokoti. Ir mes nusipirkome visiškai ją suniokotą. Pati mokykla tai yra tradicinis pievininko laukininko namas su ūkiniais pastatais ir rūsiu. Sodybą atrestauravome ir pritaikėme etnografiniam kaimo turizmui. Ir tuo pačiu nuo 2005 metų esame kaimo turizmo asociacijos nariais. 2006 metais Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija paskelbė mūsų sodybą laureatu projekte Lietuviška kaimo turizmo sodyba už tautinio paveldo puoselėjimą ir saugojimą. O 2011 metais kaimo turizmo asociacija paskelbė mūsų sodybą draugišką gamtai sodybą. O apie mūsų visą šių pastatų kokybišką restauraciją ir jų visišką pritaikymą naujai paskirčiai kaimo turizmui savo leidiniuose yra aprašę Mažosios Lietuvos tyrinėtojas daktaras Martynas Purvinas, taip pat yra aprašęs profesorius Kęstutis Lamauskas ir tikrai nemažai leidinių yra, kuriuose jinai yra fotografuota ir parodoma kaip pavyzdinis restauravimo objektas. Pagal ką jūs restauravote? Tai vėlgi pasitelkėme mes pagalbą daktarą Martyną Purviną, kuris jau 30-40 metų tyrinėja Mažąją Lietuvą, būtent yra Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius. Ir pradėdami restauruoti mes su juo ir susipažinome, nes pradėjom ieškoti būtent tų šaknų kaip čia kas. O vėlgi mano vyras nuo gimimo yra Mažosios Lietuvos gerbėjas
ir visą laiką sekė tas tradicijas, žiūrėjo, visą laiką domėjosi tuo ir turėjo tikrai nemažai pats medžiagos surinkęs apie tai ir pagalba iškilių žmonių, kaip daktaro Martino Purvino vyro didžiulę potenciją, sakykime, tam ir davė tą rezultatą, kurį turime dabar. Ką siūlote savo svečiams atvykusiems į jūsų sodybą pailsėti? Tai kadangi sodyba yra etnografinė, tai neturime tradicinės didelės pirties, ko lietuviams labai reikia. Tai vėlgi tas pirties neturėjimas labai atsijoja žmonės. Visi važiuojantis pas mus, man atrodo, galų gale žiūrėdami internetinėme puslapį ar kur kitur, jie mato, kad tai yra visiškai kitokia sodyba ir žmonės atsisijoja ir tie, kurie atvažiuoja, jie yra labai žingeidus. Tai kadangi pastebėjom, kad žmonės atvažiavę yra labai žingeidus, dabar turime tokią patalpą, klasę mes ją vadinam, kadangi tai buvo mokykla, ta patalpa ir buvo klasė, tai dabar toj klasė yra paruošta pažintinė ekspozicija su senom nuotraukom, senais rastais daiktais, rakandais visokiais ir tai žmonės toj klasėje išklauso vyro pasakojamą paskaitą ir susipažįsta su to regionu, kaba Mažosios Lietuvos vėliava pas mus sodybai, kur visiems labai įdomu ir visi labai nustemba sužinojo, kad tas regionas turėjo savo vėliavą ir turi po šiai dieną savo tą vėliavą. Tai va, ir tai mūsų tas poilsis būtent yra toksai labiau pažintinis ir žinoma, be abejo, tai yra plaukiamas nuostabia Nemuno delta, kur yra tikrai labai daug įvairių kanalų, yra Krokulankos ežeras, yra Kniaupo įlanka, visiškas draustinis, į kurį net įplaukti negalima tik pro šalį, yra Ventės ragas, žinoma, yra visos marios ir nuo Mingės kaimo iki tos pačios Neringos nuplaukti yra 12 km vandens keliu, tai yra labai nedaug, yra Ostadvario švyturys senas, kurį siūlom pažiūrėti ir Kintus apžiūrim. Kintuose yra Vydūno muziejus, kuriame yra Vydūno arfa originali ir žmonės siunčiame ten taip pat. Viena seniausia Europoje tujų auga, seniausia yra Šveicarijoje, o antra pagal senumą Kintuose yra tuja. Kadangi žmonės atvažiuoja tikrai trumpam laikui, ypatingai lietuviai, tai yra 2-3 dienos, tai tik vieną dieną jie plaukia, kitą dieną apvažiuoja ir trečią išvažiuoja. Kokią matote savo sodybos ateitį? Mes galvojam plėtoti mūsų sodybos veiklą. Ir kadangi mūsų turizmas yra pažintinis, tai turime didžiulį norą sudaryti sąlygas dabarties ir ateitiems kartoms pažinti Mažosios Lietuvos nekilnojamojo turto paveldą, jį lankyti ir žinoma juo naudotis. Taip, kad plėtojant sodybos veiklą, mes dar turime galimybę visiškai atkurti 3 sodybų kompleksą su šalia esančiomis kaimo kapinaitėmis ir išsaugoti ateities kartoms Mažai Lietuvai ir Mingės kaimui būdingą namų užstatymo tankį kaip vienas svarbesnių nekilnojamo turto kultūros paveldo sudedamųjų. Taip, kad turime sklypą, šalia esančios sodybos turime sklypą, kuriame yra išlikę 4 pamatai. Taigi, plėtojant kaimo turizmo sodybos veiklą ir atstačius pievininko laukininko puošnųjį namą, kurį galima pritaikyti poilsiniams, pažintiniams, edukaciniams tikslams. Ūkinėme pastate galima būtų įrengti kūrybinės dirbtuvės kalvę, senajame žvejo name puoselėti šiam kraštui būdingus tradicinius amatus, gyvenimo būdą ir paveldinį maistą, o klėtyje įrengti žvejo muziejų. Taip, kad mūsų ta vizija yra labai plati, labai brangi, bet kadangi šių pastatų pamatai yra išlikę grindų dangų fragmentai, langų durų vyriai, pečių vietos, koklių fragmentai, netgi durų raktų esame radę. Tai tikimės, kad tas atstatymas bus iš tikrųjų labai autentiškas ir po metų kitų galėsime pakviesti į šio projekto atidarimą. Projektą mes vadiname Skansenas. O Skansenas tai yra veikiantis buities muziejus, ką turi Skandinavija, kuris yra būdingas būtent Skandinavijos šalim, turi taip pat Estai, Latvijai ir, kaip mes visi žinome, Rumšiškėse pas mus. Tai va, tai tokį pažintinį objektą, kuris būtų trauka į Mingės kaimą, nes žmonės dabar jau nori atvažiavę kažką ir pamatyti, kažką ir sužinoti. Dalyvaujam tikrai nemažai konferencijų, kuriuose viena iš problemų tai yra ta, kad trūksta lankytinų objektų. Lietuvoje tikrai nelabai daug ką galima žmonėms pasiūlyti. Taip kad tikimės, kad tai būtų tikrai patrauklus objektas visiems. Gal turite kažkokių edukacinių programėlių vaikams? Idėjų yra labai daug, iš tikrųjų visokių
pamastymų taip pat daug, kol kas neturim vietos, kur galima būtų sukviesti žmonės ir tai vykdyti, bet ateityje, jeigu pastatysime tą mūsų minėtą skanseną, tai manome, kad vis tik tai bus gal ne būtent vaikams, o norėtumėm skirti šeimoms tą mūsų visą edukacinę pažintinę programą. Taip, kad jeigu tėtis kartais išplaukia žvejot, kas labai būdinga, tai kad likusi mama su vaikučiais turėtų ką veikti. Mes galvom apie keramiką, apie žiedimą, apie darimą įvairiausių molio dirbinių, kadangi vyras yra dailininkas, tai galėtų tai būti ir tapyba, ar tai akvarelė, ar kažkas tokio. Ir žinoma, paskaitėlės pritaikytos vaikams ir lengvąją formą supažindinti su šio mažosios Lietuvos krašto istorija. Kai jūsų svečiai išplaukia ir prisigaudo žuvų, ar turite rūkyklėlę? Turime netradicinę rūkyklėlę, tai ne pramoninė, nedidelė, bet kurioj, kadangi žuvų nėra labai daug, nepagauna didelių kiekių, tai iš tikrųjų turim nedidelę rūkyklėlę, kurioje visi turi galimybę išsirūkinti, o aišku, jeigu labai tingi, tai mes jiems padedam, nes vežti žalios žuvies nieks nelabai nori, o tarkim rūkytą visi be abejo išsirūkina ir čia pat vakarodami ją ir suvalgo. Vaikštome po šeimininkų išpuoselėtą sodybą. Viduje mes matome turbūt šeimininkų rankų darbo grindinį. Inga, papasakokite, prašau. Taip, šitas grindinys, šitos plytelės, tai yra Žygimanto idėja, Žygimanto rankom padaryta ir sudėta. Ir iš tikrųjų pasiektas tas rezultatas, kurio ir norėta. Nes atvažiavę turistai tai dažniausiai klausia, o tai kai jūs pirkot, ką jūs radote, kas yra autentiško. Tai mes sakom, laiptai yra išlikę, dabar jiems 112 metų. O tai sako, tai šitas grindinys plytelės, sakau, šiaip joms 7-8 metai, tai yra Žygimanto daryta. Pasiektas tas rezultatas, kad atrodo kaip sena, kad tai yra, jos tiek yra susigyvenusios su šia mokykla, kad niekam net ir nekyla minčių, kad tai yra naujas dalykas. O tai, ką jūs matot ant sienų, tas pačias plyteles, tai yra kiekviena plytelė nulipdyta rankom, o ant jos išspausti įvairūs ornamentai, tai yra viskas, kas rasta sodyboje. Tai ar žolytė, ar gėlytė, ar kokia žuvytė, ar ir mažosios gaspadinės rankytės ir kojytės. Tai visa tai yra sugalvota Žygimanto, padaryta ir tikrai visus labai domina ir žavi. Ačiū Jums, Inga, labai už įdomų sodybos pristatymą. Iš tiesų, tai yra nuostabu, kai gali atvažiuoti į kaimo turizmo sodybą ir ne tik pailsėti, bet ir sužinoti tiek daug naujo. Net 53 sodybos išsibaršiusios po visą Lietuvą kviečia jūs kuo labiau pažinti gimtąjį kraštą. Norite sužinoti, kaip anksčiau buvo malami miltai? Kaip sukamas medus? O gal smalsu, koks yra Grikio kelias nuo sėjos iki pietų stalo? Tuomet užsukite į mūsų svetainę www.atostogoskaime.lt ir išsirinkite savo tinkamą pažintinio poilsio sodybą. Su jumis buvo laida Atostogos kaime. Iki kito penktadienio.